Xiaomi kameros programėlė turi gausybę ikonėlių, pavyzdžiui, tokią ir tokią. Ką jos visos reiškia? Aš bitės profenė ir šiame video padėsiu jums suprasti kiekvieną ikonėlę, kurią galite pamatyti fotografuodami arba filmuodami. Pirmoji mano rodyta ikonėlė buvo blikstė. Šalia jos matome Google Lens ikoną. Ji pravers norint nuskaityti QR kodą, išversti tekstą ir atpažinti objektą. Dešinėje ekrano pusėje HDR jungtis. Rekomenduoju ją palikti įjungtą, nes taip telefonas užfiksuoja daugiau šviesos ir tamsos detalių, arba kitaip tariant kontrasto. Dešinėje apačioje rasime filtrus, šis pagražina žmonių veidus, o šis pakeičia kadro spalvas. Braukdami žemyn rasite ir papildomų jungiklių. Vaizdo formatas leidžia pasirinkti skirtingus nuotraukų formatus. Rinkitės 3:4 norėdami išnaudoti pilnas kameros galimybės. Tinklelis padės geriau komponuoti nuotrauką. Paspaudus DJI fotoaparato ikonėlę, telefonas savo nuožiūrą patobulins kadrą. Pavyzdžiui, jei fotografuosite maistą, jis atrodys šviežesnis ir skanesnis. Paspaudus čia, telefonas su kiekviena nuotrauka įrašys porą sekundžių vaizdo ar garso. Tai suteiks papildomą atsiminimą kadrams, taip pat vėliau galėsite panaudoti tokius efektus. Makro mygtukas leidžia fotografuoti iš itin arti ir įjungia makro objektyvą telefonuose, kurie tą turi. Ši ikonėlė įjungia laikmatį. Kintamoji ašis suteikia papildomą suliejimą iš kraštų arba tik iš viršaus ir apačios. Mygtukas laiko intervalas leis sukurti seriją nuotraukų per tam tikrą laiką. Angliškai tai žinoma kaip timelapse. O jungus vandenženklį jūsų nuotraukos pasidabins informaciniais užrašais. Filmuojant galite rasti kiek kitokių ikonėlių. Štai viršuje dešinėje dabar galima pasirinkti filmavimo kokybę bei kadrų per sekundę dažnį. Jei filmuotus įrašus žiūrite tik telefone, tuomet 1080 yra gera raiška. Visgi jei vėliau juos norite peržiūrėti ir didesnėme ekrane, rekomenduojame naudoti 4K režimą. 30 kadrų per sekundę vaizdo įrašas atrodys tikroviškesnis ir tamsoje užfiksuosite daugiau detalių. 60 kadrų per sekundę bus sklandesnis ir sunkiau matomas prastame apšvietime. Pabraukę pirštų žemyn vėl rasite papildomų pasirinkimų. Pavyzdžiui, ši ikonėlė jungia suflerį. Tikrai patogi funkcija vlogeriams. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų bei paaiškinimų.